reakciją gaudysim. Sveikas. Sveikas. Antanas čia? Taip. Antanai, Valdas iš 4D. Iš kur? 4D. VPSD? Sakau, Valdas iš 4D. Iš 4D? Nu, kaip tu gyveni? Normaliai. Žiūrėk, klausyk, mūsų klasė jungiasi su tais, kuriuos jau turi užsirašęs į sąrašą. Ten 10 žmonių iš A klasės ir 2-3 žmonės iš C klasės. 3 iš C klasės? Jo. O kas čia tau tai pasakė? Nežinau, aš bent jau žinau tik vieną iš C klasės. Nežinau, 3 žmonės. 2 tai tikrai, dėl 3 dar nežinau. O tai tu man pasakyk, kas tie antri? Nu, aš dabar tai nepaimsiu, nesakysiu. Tiesiog man liepia pasakyti, žinai, nes, kaip suprantu, dabar supranti sąrašą, tai aš susidarinėju, vis tiek per mane turėti. Ne, tai aš suprantu. Kad mane supranti, tai čia nieko nereiškia. Bet tu supranti, kad tavo klasė tai ant ledo lieka. Mano klasė ant ledo lieka? Taip. Tu durnas, aš viską organizuoju. Nu, tai žinau, kad tu organizuoji. Nu, bet tai pirmiausia, jeigu 10 žmonių iš A klasės ir 2-3 žmonės iš C klasės. Nu, ir kas gaunasi tada? Ir kas čia gaunasi? Gaunasi, kad 13, mūsiškių 14 kažkur, tai 26. Tai viskas gerai čia gaunasi? Blem, aš pats čia apsiskaičiavau tada. O ką tu čia skaičiavai? Blem, aš kažkaip, žinai, skaičiavau dabar dėl tų žmonių, nes, matai, dar galvoju pravesti, šiaip, hebros, ne iš klasių. Ne, tokių nebus. Skaičiuojamės, kad su jūsų D klasė, kiek čia dar turėjo apie 14, kiek ten sakėm žmonių, tai kažkur apie 40, o su atkritimais kažkur tai paskaičiavom ir gausis apie 35, kaip ir yra planuota. Tai žiūrėk, tada dar, taip žinai, čia, taip aš tau skambinu, iš karto noriu pasakyti, kad dar tokių 10 žmonių įrašysi mano draugų. Ta prasme, tavo draugų čia turi ne iš mokyklos omeny? Jo, ne iš mokyklos, mano, kaip čia, kiemo šaika, žinai. Ne, žinok, tikrai ne. Kaip ne, tai... Nes aš neįimu savo draugų ir nei vienas daugiau neįimu savo draugų, nes čia yra grinai mokyklos ir čia aš klasės kviečiu viskas. O antras pusės? Antras pusės, čia dar kaip su kuo sutariu. Matai, pas mane sakau, tas 10 žmonių tai yra 5 merginos, realiai tai. Ir žinai, ta prasme, reikia, kad būtinai, kad patektų, ne tai, kad, žinai, negalim ar negalim, tai yra taip. Būtinai patekti. Žinok, taip kartais neišeina. Neišeina, žinai, tai, kaip sakoma, žinai, jeigu neįrašysiu sąrašus, jie taip ateis, žinai, tai. Taip jau nebūna. Bent jau pas mane taip nebūna. Nebūna. Klausyk, dar norėjau paklausti dėl tos muzikos, kas ten dabar gros ir panašiai, aš matai turiu ką pasiūlyti. Tai labai puiku, kad turi ką pasiūlyti. Šiaip kol kas ką šnekėjom, tai atsineš, kas jau nori paklausyti tokią ir sujungsim į vieną ir žiūrėsim. Darysim vieną bendą, kad būtų visiems limpantis. Matai, aš tai kaip tektoniką mėgstu, tai biški griežtesnės atsinešiu. Tai labai gerai, aš būtent irgi prie tokios muzikos linkęs. Super, tai mūsų skonis panašus. Klausyk, o kas ves renginį? Vis renginį, nežinau, manai reikia kažkas, kad vestų? Ką žinau, būtų smagiau, žinai, nes visi prisigers, žinai, greitai, tai nulūš ir nieko tai neįdomu. Siūlaisi, tai čia iš vis linksmai? Žinai, mano bratkiui tai praeitais metais tie gyvedė iš kur ten dabar tie, užkryta dabar. Radistai tie tokie, nežinau. O, ble. O girdi, kiek jis mokėjo jiem? Blema, kiek jis mokėjo? 400. Ok, tu kūro. Tai sakau, žinai, gal juos kažkaip, bet jeigu nepakvieti, tai jau nepakvieti. Ne, dar mėno laiko, žinai, dar neanksti. Kaina nelabai kas norės tiek mokėti. 400 tai žiauri daug. Jau taip nemažai, kaip studenčioka mums abiturientai. Jo, žinai. Nieko, tai žinai, kas tie radistai, kaip bus ir gerai mums. Svarbu, žinai, pradžioje, aš tai žinok, irgi galėčiau šiek tiek, man atrodo, pavest. Nes, esu kaip ir aš nežinau, ar tu mane taip atsimeni dabar, nes kažkaip mes nedraugaujam, žinai. Ką? Valdas, sakai. Jo, Valdas, iš 4D. Blemba. O per fiziką mes ne kartą sėdim. Ne, aš neturiu fizikos. Aš galvoju, aš irgi tavęs taip dabar taip neatsimenu. Aišku, iš matymą, žinai, atsiminčiau. Tai va. Atrodo, žinau, Valda turi dar vieną klasioką, ne? Jo, turiu. Tai va tą aš Valdą žinau, aš galvoju, kad tik tais vienas Valdas D klasė yra tas Valdas. Ne, šalia dar mane sėdi vienas.
Kartu, žinai, mes, žinai, kartais irgi pašnekam, mes, ta prasme, mokyklų, žinai, ten tokie gal daugiau ramesni, bet šiaip tai už mokyklos ribų, tai mes, nu, ta prasme, ir galim pašnekėti. Aš sakau, gal mus galėtum, kaip nors, žinai, pristatyti kaip vedančiuosius. Nu, žinok, supranti, kame yra esmė, šiaip vat su tais tokiais pravedimais, nežinau, turiu tokios patirties, tai kad, žinok, kai yra tų žmonių nemažai, žinok, nebelabai kam berūpi, kas kur rūko, kas kur dar ką daro, ir, žinok, nelabai pavyksta, nes čia per paskutinį bent jau, kur turėjau tokį didesnį, irgi, va, žinai, va, susigalvojom žaidimų, dar programą, žinai, ir tiesiog nepavyko, nervus pasigadino tenais, kas norėjo vesti ir tiek, žinai, nes nesugaudai, tas išeina tenais. Nu, jo, suprantu. Klausyk, dar norėjau šitą paklausti. O ten ta vieta, kur tas bus balius, ten bus koks kambariukas, pavyzdžiui, aš su mergaitė norėčiau kur nors ten nueiti? Dabar žinai, kaip ten yra. Ten bus pirtis pagrindinis, kur mes visi būsim, 1 ir 2 aukštas. 1 aukštas tenais stalas, tenais susės, nežinau, kas ten norės, židinukas ir pirtis 1 aukšte, dušas, tualetas, persirengimo kabina. 2 aukšte visiška salė yra. Tenais, vat, mes būsim, ten tusinsim, kaip pasakyti, o miegoti yra priestatas, atskiras priestatas. Ir tenais yra, va, 2 kambariai. Klausyk, dabar tu, kai va toks žiniuonis, toks, va dabar iš mūsų va tos laidos, kaip tu galvoji, kuri va mergaitė taip va pasirašytų labiausiai? Nesupranti, aš dabar iš mūsų klasės, nu yra, tu atrodo mergūnų, bet tokios visos, žinai, nesuprasi, va, pavyzdžiui, prie ko tokio va lyst, kad tikrai gautum? Aš, nu, tu čia ir paklausai. Ne, nu gal sakau, žinai, nes apie tave čia visą mokyklą kalba, žinai, savo gal toks, nu vis tik praėjęs visas tas moteris, ta mergaitės. O girdi, čia ne radistai skambina? Aišku, kad radistai. Rimtai? Labas. Sveikas, seni. Eik, tu savo čia, tai geras. Prigautas, sen. Busted. Eik, tu savo. Nu, tai ką, ruoši gerą 100-dienį savo? Nu, matai, bandau. Šaunuolis, kokia data? Kas taip? Kokia data? Data vasario 19. Tai Vasario turi dar 19. daug laiko, klausyk, šaunuolis. Nu, bet vis čia taip įdomi, tas balsas, matai, man toks negirdėtas ir taip susidomėjau, man čia taip keistai Valdas. Tai va, tai ką, gražaus jums 100-dienio, hebra. Nu, dėkui, galima sužinoti, kas čia taip jau paprašė, užprašė. Tavęs paprašė, žinai kas, anonimas. Vo, malonu. Ai, jisai sakė, kad yra tavo klasiokas. Aha, supratau. Jo, liepė paskambinti tau, nes jisai, sako, labai atsakingai žiūri 100-dienio organizavimą, juo užsima. Tai iš tavo klasiokų ir numeris baigėsi 204. Aha, nu dėkui jums, malonu. Iki, linkėjimai. Nu, Ate. iki. Va, smagiai, ar ne čia? Jo, draugai mano, likit su ZBFM.